Hello everyone, welcome to the MKU podcast that stands for Mes, Katrinas and Urtes podcast. Today, my teammates and I will question people from different generations about consumerism in the past. So let's get started. Hello, my name is Sophia and I'm 10. Esu Guoda, man yra 24 metai ir aš esu Urtės sesė. Aš vardu Renata, esu Mėjos mama. Esu Janina, Kotrynos močiutė. The fashion trends now, it consists of Uggs, skirts, jeans, tops, and lots of other things. Man buvo 15-16 metų, stilius, mados, manau, kad labai nepasikeitė nuo to laiko. Nebuvo labai didelių ten kažkokių madų, nes nebuvo tais laikais tiek krūvų visokių. Džinsus nešiojom jau tais laikais tikrai. Glamžytos striukės, gal glamžyti treningai tais laikais buvo atsiradę. Būdavo suknutės rauktos, rankovytės rauktos, biški tokie aukštakulniai ir kojinytės. Ir plaukai, aišku, būdavo sugarbanuoti mergaičių. Madų tokių labai nebuvo, nes nebuvo ir kažkaip tai rengtis labai iš ko, kad vaikytis tų madų. I think from when I was born in 2014 to now, it's very different. More fashionable, more chic, more stylish. Manau, kad taip. Kas buvo madinga, visi tą norėdavo turėti ir nešioti. Ne, tikriausiai nesekdavau, nes ir net žurnalų nebūdavo labai daug. Turėdavau gražius paveiksliukus, bet sekti ten kažką, tai nemanau, kad buvo galimybė. Gal siekdavo vienas kitas žmogus iš tokių turtingesnių, kurie būdavo daugiau pinigėlių turėdavo, tai gal tai ir kažką galėdavo, kažką madingesnio nusipirkti. Bet šiaip žmonėms būdavo sunku. Sunkus buvo pragyvenimas ir nelabai buvo iš ko. I think about every 4 weeks. I don't buy clothes that often. I normally save money to buy clothes. Tai, kai esi moksleivis, turbūt labai dažnai neini tas parduotuvės apsipirkti. Buvo labai dažnas tas ėjimas, turbūt kartai kokius 3 mėnesius. Labai retai. Nebuvo tokių šopingų, kai gal tai kažką nusipirkdavai. Tiek dažnai tai eidavo tik tai tada jau žmonės, kada būdavo kažkokia ypatinga proga, kada turėdavo vestuvės, krikštynos, jubiliejai kokie va. Į bažnyčią. Močiutės labai mėgdavo pasipuošti, vaikščiodavo į bažnyčią pasipuošusios. I either go to donate them or I go and put them in the bin. Kitas rankas atiduodavom mažesniem pusseserėm, pusbroliam. Tiesiog mainydavome šeimoje arba perleisdavom tiem, kam labiau tų rūbų reikia. Kaupdavom spintoje. Ne, realiai gal paskui atiduodavom kitiem kažkam, tai net nežinau, ką tėvai darydavo, bet spintose tikrai daug būdavo visko. I normally buy clothes because I don't get much clothes from my cousins. Man pasisekė, nes aš gaudavau tam tikrus rūbus iš mamos, kartais iš močiučių. Pirkdavom naujus, bet, išimtinais atvejais labai retai atiduodavau tam giminaičiai kokie, bet tai nereiškia, kad jie mums tekdavo tie rūbai, ką jie atiduodavo. Kadangi aš buvau šeimoje vienturtė, tai man nebuvo iš ko skolintis, nei su ko pasikeisti, nei sesių, nei brolių neturėjau. Go to buy food every week. Mažiausiai tai tikrai kas antrą dieną, kartais netgi kasdieną. Tai kasdien tikriausiai kažko tai. Kiekvieną dieną, aš kiek atsimenu, tai mano mama eidavo kiekvieną dieną apsiprekinti, nes su maistu irgi buvo labai sunku tais laikais. Būdavo didžiulės eilės ir duonytės gauti reikdavo, ir dešrata būdavo. Ir tos dešros reikdavo atstovėti eilio, būdavo kartais ir negauni, o būdavo ir talonai. A lot of food. We used to throw away a lot of food, but now we don't really throw away a lot of food. Buy that much now of food. Įvairiai pasitaiko, šiaip stengiamės mėtyti jo.
įvairiais būdais panaudoti. Nu, Atsimenu, kad daug maisto išmestumėm, kad aplamai tą maistą kažkokį mėtytumėm. Gal nepirkdavom tokiais kiekiais, jau tiek nebūdavo. Išmeta maistą. Nu, ne, tai tada mūsų laikais tokių dalykų nebuvo. Čia buvo didžiausia nuodėmė, maistą išmesti, čia negalima buvo tokį dalyką daryti. I normally go like every week to a restaurant or cafe. labai retai, tik tai per tam tikras progas, per gimtadienius, per kažkokias tai šventes. Karts nuo karto būdom tikrai, bet ne taip dažnai. Ne, mūsų laikais nebūdavo. Būdavo gal keli restoranai, bet tai ten irgi tos restoranus, aš galvoju, kad lankydavo tik tai pasiturinti žmonės. Lots of trendy dishes now, like the viral Dubai chocolate. Mano laikais tai gal sušiai buvo trendinis patiekalas, kuris buvo tada ant bangos, taip sakant, jo pavalgyti, tai jau čia būdavo ypatinga proga. Laikais buvo labai populiari kramtomoji guma. Visokių rūšių. Jose būdavo visokie tie paveiksliukai, mes juos rinkdavom. Tai iš tų tokių, kur visiems vaikams reikėjo, tai buvo kramtomoji guma. Ten Donaldas ir visi tie kiti. Dabar yra, aišku, dabar yra tų sumušinukų visokių, dabar labai jau to maisto įvairaus yra. Nieko, paprasčiausiai būdavo mūsų nacionalinis valgis. Nu, tai būdavo saldainiukai pagaminti iš fabriko, fabrikiniai saldainiai būdavo, bet irgi pasirinkimas nelabai. Būdavo ten tokios apvalios, tokios keturkampės, tokios vadinamos vaikų bambonkės. Thank you so much for watching our podcast. I hope you enjoy it. See you next time.